Kaip ir sakoma, BMW baisiai malonu vairuoti. Pilnai pateisina BMW savo vardą. Prieš kelis metus Motorai TV laidoje pasakojau apie antros kartos BMW X3 modelį. Ir tada sakiau, kad palyginti su pirmuoju BMW X3, kuris debiutavo dar 2003 metais ir ilgą laiką buvo vienintelis šios klasės premium segmento atstovas iki tada, kai 2007 metais pasirodė naujas Mercedes-Benz GLK, palyginti su tuo modeliu antros kartos F25 BMW X3 buvo gerokai pažangesnis, išvaizdesnis ir labiau praktiškas automobilis nei pirmasis BMW X3. Na, o štai čia už mane stovi trečios kartos G01 serijos BMW X3, kuris debiutavo 2017 metais ir buvo gaminamas iki pat 2024, tai yra praeitų metų, kada pasirodė naujas ketvirtos kartos BMW X3. Kad vaizdingiau nupasakoti šią evoliuciją, galiu pasakyti tik tiek, kad štai šis trečios kartos BMW X3 yra didesnis negu pirmos kartos BMW X5. Tad akivaizdu, dydis čia tikrai ne problema. Na, o jeigu kalbėti skaičiais, tai šio trečios kartos BMW X3 ilgis siekia daugiau kaip 4,70 cm. O tai yra maždaug 5 cm daugiau negu ankstesnioji karta. Taip pat automobilis turi 5 cm didesnį atstumą tarp ašių negu ankstesnioji karta ir yra šiek tiek žemesnis, o tai reiškia labiau sportišką išvaizdą. Ir jeigu palyginti su ankstesnėja karta, kurioje atsirado ir S-Drive versijos, kurios buvo varomos galiniais ratais, tai taip pat ir čia buvo galima ir galinių ratų pavara. Bet maža to, atsirado ir iš tinklo įkraunamos hibridinės versijos, kurių galia siekia 210 kW arba 286 arklio galias. Na ir toks automobilis turėjo tikrai neypatingai talpų, maždaug 12 kWh, iš kurių buvo naudojama apie 10 kWh akumuliatorių. Na ir tai leido nuvažiuoti maždaug 30 km. Bet kur kas svarbiau, kad tas akumuliatorius tiekdavo energiją elektros motorui ir tai padidindavo automobilio galią. Na, o kad jau prakalbau apie galias, tai dar turiu užsiminti taip pat, kad šioje trečioje X3 kartoje atsirado ir pilnavertė X3M versija, kurios galia competition modifikacijoje siekia net 510 arklio galių. Na ir dar vienas variantas, apie kurį būtinai turiu užsiminti, tai buvo elektra varoma BMW iX3 versija, kurią esu išbandęs ir šio modelio apžvalgą galite rasti internete. Na, o tokio automobilio elektros motoras buvo sumontuotas gale ir jis varė galinius ratus. Taip pat labai įdomi versija. Automobilis buvo atnaujintas 2021 metais. Na, iš priekio tikriausiai lengviausia atpažinti pagal štai apatinę grotelių dalį, kuri yra dabar štai tokia su liūdesiuku, o ten ji pasidarė tokia išsišiepusi, žymiai džiaugsmingesnė. Tačiau ar modelis iki atnaujinimo, ar po atnaujinimo tikrai atrodo šiuolaikiškai, ypatingai su šiomis tokiomis plačiomis radiatoriaus grotelėmis, kurios beje turi štai aktyvų valdymą. Jeigu nereikia papildomo aušinimo, jos yra uždaromos, o tai leidžia pasiekti geresnę aerodinamiką. Jeigu reikia aušinimo, šitos grotelės atsidaro. Na ir taip pat žinoma, galima buvo pasirinkti skirtingus žibintus, priklausomai nuo automobilio komplektacijos. Ir kalbant apie žibintus, štai šioje versijoje yra BMW Adaptive LED šviesos. Na, tikrai efektingi žibintai. Kaip žinome, BMW geriausiose komplektacijose siūlė net lazerinės šviesas, tačiau neabejoju, kad po įprastų žibintų ir prisitaikančios LED šviesos yra tikrai labai geras pasirinkimas. Na, o čia matau yra papildomai sumontuota M apdaila. Kaip jau minėjau, jeigu ankstesnėje versijoje buvo M
apdailos paketai, tai su šia trečiaja BMW X3 karta atsirado ir pilnavertis X3M modelis, galingiausioje komplektacijoje pasiekiantis net 510 arklio galių. Na, bet žinoma, kur kas aktualesni modeliai su labiau įprastais motorais. Ir kaip ir anksčiau, čia buvo galimi tiek 4, tiek ir 6 cilindrų varikliai. Iš esmės, tas pats blokas, jeigu kalbėti apie 4 cilindrų motorus, vieno cilindro darbinis turis yra 500 kubinių centimetrų arba pusę litro. Ir štai čia yra turbodizelinis 20D versijos motoras, pasiekiantis 150 kW arba 190 arklio galių. Silpnesnė versija 18D pasiekia 110 kW arba 150 arklio galių. Būtent apie tokią versiją su tokiu motoru ir pasakojau, kai bandžiau antros kartos BMW X3. Na, o čia dar matote tokias pertvaras, didinančias kėbulo standumą. Ir atsimenu šitą automobilį iš metų automobilio bandymo 2017 metų pabaigoje, kai jis tikrai labai šauniai susitvarkė, važiuodamas į sniego kalną Druskininkuose. Buvo ir toks išbandymas, tad tikrai nėra jokių abejonių dėl šio automobilio pravažumo galimybių. Taigi, čia yra 4 cilindrų turbodizelinis motoras, taip pat buvo galimi 4 cilindrų turbo benzininiai varikliai ir lygiai taip pat buvo galimi ir 6 cilindrų motorai, kurių galia benzininių variklių atveju siekia iki 360 arklio galių. Na, o turbodizelinis galingiausias 6 cilindrų motoras buvo 265 arklio galių. Šiuolaikiškai atrodanti mašina, šis modelis yra iki atnaujinimo, pagamintas 2019 metais. Modelis buvo atnaujintas 2021 metais. Na, kaip ir iš priekio, taip ir iš galo pasikeitė žibintai. Jie atrodo kitaip. Čia yra M apdaila. Štai toks sportiškas išmetimas. Kitoks buferis ir bagažinė, tikriausiai viena didžiausių klasėje, kuri, kaip ir anksčiau, talpina nuo 550 litrų iki šiame modelyje nurodoma, kad jos talpa yra 1600 litrų. Na, kiek pamenu, ankstesnėje antroje automobilio kartoje bagažinės talpa siekia šiek tiek daugiau, 1650 litrų. Antras bagažinės dugnas, remonto komplektas. Automobilis standartiškai buvo komplektuojamas su Run Flat tipo padangomis. Štai čia yra 19 colių dydžio ratai. Tiesa, čia su žieminėmis padangomis. Tačiau net ir 19 colių ratlankiai neatrodo per dideli šiai tikrai nemažai mašinai. Kabliukai pasikabinti pirkinius. Žinoma, įvairios sistemos įtvirtinti krovinį bagažinėje. Taip pat štai čia yra 12 voltų rozetė ir rankenėlės, kuriomis galima nulenkti galinių sėdynių atlošus. Štai. O kaip oriai iš lėto nusileidžia galinių sėdynių atlošai. Na, viskas atrodo labai kokybiškai. Štai. Puiku. Beje, dar pamiršau paminėti, kad šiuo automobiliu buvo galima vilkti nuo 2 tonų iki net 2400 kg, jeigu šis automobilis turėjo 6 cilindrų motorą. Na, o pati mašina, nors ir palyginti su ankstesnėje karta, padidėjo ilgi, padidėjo atstumas tarp ašių, tačiau kadangi yra pagaminta naudojant naują šiuolaikinių BMW automobilių Klar modulinę platformą, jinai palengvėjo maždaug 55 kg. Tad šie sprendimai užtikrino ir dar didesnę erdvę salone. Na ir pasižiūrėkime, o kiekgi čia tos vietos sėdintiem gale. Kaip jau minėjau, šis trečios kartos BMW X3 yra didesnis nei buvo pirmos kartos BMW X5. Ir jo ilgis siekia daugiau kaip 4 metrus 70 cm. Na, vienas dalykas toks man iškart nelabai patinka, kad štai sėdant, štai toks gana mažas tarpas tarp centrinio statramsčio ir galinės rato arkos. Įsliuogti čia jau reikia taip gana sudėti kojytes,
kad galėtum įsėsti į vidų. Tačiau štai, kai įsėdi į vidų, vietos jau tikrai pakankamai užtektinai. Štai priekinės sėdynės, nors ir turi plastikinę apdailą, tačiau turi išgaubimą, tad vietos kojom čia tikrai netrūksta. Štai, žiūrėkite, galiu pasikišti patogiai pėdas po priekinėmis sėdynėmis. Virš galvos vietos taip pat netrūksta, tuo labiau čia dar yra ir panoraminis stoglangis. Yra trečia klimato kontrolės zona. Štai galima reguliuoti temperatūrą norimą, taip pat galima įsijungti sėdinių šildymą. Nors ne, čia nematau tokios parinkties. Tikriausiai tai buvo papildomai užsakoma funkcija, bet kokiu atveju. Sėdėti čia patogu, štai toksai atidaromas porankis ir puodelių laikiklis. Ir taip pat galima nulenkti štai vien tik centrinę dalį, jeigu norite kažką pasiekti bagažinę. Akivaizdu, kad lyginti ankstesnę X3 kartą su šiuolaikinė, bent jau gaminta iki 24 metų, tikrai nėra prasmės, nes čia viskas kur kas labiau šiuolaikiškai negu tame modelyje, kuris buvo gamintas nuo 10 iki 17 metų. Ir pirmas akivaizdus pasikeitimas, štai multimedijos ekranas, jis atsirado viršuje ir aišku dabar jis jau yra lietimų jautrus, ne tik iDrive valdikliu, bet žinoma galima jį sukioti ir naudojantis iDrive valdikliu. Visas parinktis galima pasirinkti tiek spaudžiant ekraną, tiek ir sukant jau įprastą mum iDrive valdiklį. Taip pat standartinėje komplektacijoje buvo 10 colio ekranėlis, jis tokiais nuožulniais kraštais, nedidelis ekranas, bet pagrindinė informacija jame buvo, o čia pasirenkamas papildomai 12,5 colio įstrižainės ekranas, tikrai didelis ir modelio netgi neatnaujinimo 21 metais, o jau 20 metais atsirado galimybė iDrive 7 multimedijos sistemos, o tai reiškia, kad ilgą laiką nebuvo Android Auto telefonų prijungimo, atsirado galimybė susijęs savo telefoną Android Auto sąsają su automobilio multimedijos sistema. Ir taip pat atsirado tai vadinamas LiveView prietaisų skydelis. Čia jisai yra taip pat toksai pusiau skaitmeninis, štai su rodmenimis tose fizinėse skalėse, bet visa tai yra skaitmeninė informacija. Štai atidarius dureles parodo, kad durelės atidarytos, ir visa kita informacija skaitmeninė. Tačiau tas LiveView atrodė kur kas labiau šiuolaikiškai, tačiau ne visiems patiko ir tikriausiai aš buvau vienas tarp tų, kur sakiau, tas skydelis atrodo gana keistai, ypatingai štai čia įprastas sūkių rodymas, įprasta skalė, o ten tas tachometras buvo prieš eigą, rodė sūkius į priešingą pusę negu spidometras, toks buvo keistas atvaizdavimas, tačiau kas nori moderniausiai atrodančio prietaisų skydelio, tai turėtų ieškoti mašinos, kuri buvo gaminama nuo 20 metų. Kaip jau minėjau, atnaujinimas buvo atliktas 21 metais, tačiau nauja iDrive 7 multimedijos sistema buvo siūloma jau 20 metais su LiveView prietaisų skydeliu. Jeigu dar pratęsti apie multimediją ir telefonus, tai pavyzdžiui, štai čia aš net nerandu, kur pasidėti savo telefoną. Čia yra štai tokia atidaromas puodelių 2 laikiklis, čia tokia nedidelė dėtuvėlė, belaidžio telefono įkrovimo čia net nėra, taip pat ir čia nėra, kiek žinau, lyg ir buvo galimybė papildomai užsisakyti tokią kaip phone boxą, kur galima buvo prijungti savo telefoną, tačiau čia tiesiog arba teks laikyti atidaryti, arba susimontuoti kažkokį telefono laikiklį, nes nei belaidžio telefono įkrovimo, nei laikiklio čia nėra, čia šiek tiek nelabai šiuolaikiškas dalykas, tačiau visi kiti dalykai atrodo tikrai puikiai. Tiesa, štai čia yra galimybė net pagroti savo plokštelę. Čia atrodo standartinė garso sistema, geriausias buvo Harman Kardon, bet ir standartinė skamba tikrai neblogai. Toliau, pati ergonomika. Vairas taip pat tais metais man nelabai patiko, kai BMW pradėjo daryti kaip ir gerai atrodančius, tačiau tikrai labai tokius storus, plačius vairus. Dabar gal jau ir įpratau, bet visgi jie tokie yra štai masyvus. Tiesa, čia
kaip ir išorėje, taip ir viduje yra M apdaila, tai vairas štai toks sportiškas, su svirtelėmis perjungti pavaras. Na, įprasta pavarų svirtis. Dar atkreipiu dėmesį, kad pati dėtuvė priešais keleivį tikrai nėra didelė, tačiau atsidarinėja kokybiškai, aptraukta minkštu audiniu, lygiai taip pat, kaip žinoma, čia visur yra minkštas plastikas, priešais mane yra informacija rodantis projekcinis ekranas, žinoma oda, žinoma dar daugiau odos, žinoma tikrai gražios apdailos medžiagos, štai aš net atkreipiau dėmesį, štai atidarius, štai tokia į metalą panaši medžiaga, tiesa čia plastikas su X užrašu, kad nepamirštumėt, kokiu automobiliu važiuojate. Na, štai čia yra panoraminis stoglangis, tikrai gerai atrodantis, apie jį pakalbėsime, kai kalbėsime apie automobilio gedimus ir patikimumą. Ko, bet tikrai nėra jokių abejonių, kad čia yra premium klasės automobilis, tikrai aukšto lygio apdailos medžiagos, tikrai labai patinka. Na, o kalbant apie patį važiavimą, tai esmė yra ta, kad baziniai buvo 4 cilindrų motorai, turbo benzininiai ir turbo dizeliniai, kas jau norėjo galingiausių versijų, žinoma, tuomet reikia rinkti 6 cilindrų motorus, galingiausia buvo X3M versija, Competition, 510 arklio galių. Tikrai jokių abejonių nekelia tokio automobilio dinaminės galimybės, na ir visi motorai buvo komplektuojami su 8 laipsnių ZF greičių dėže. Ir štai čia taip pat yra svirtelės prie vairo, suderinimas labai puikus, pavaras perjungiamas tikrai labai sklandžiai, kiek čia važiavau tą trumpą atstumą. Žinoma, su šiuo 150 kW motoru didelės dinamikos tikėtis neverta, bet visgi 400 Nm sukimo momentas, įsibėgėjimas iki 100 per 8 sekundės, na, kas norėjo galingesnio dizelinio variklio, visai galėjo rinktis 265 arklio galių 6 cilindrų motorą, kuris iki 100 leisdavo įsibėgėti vos per 5,8 sekundės. Na ir žinoma, degalų sąnaudos buvo kur kas mažesnės negu tokių pačių benzininių 6 cilindrų motorų. Na ir žinoma, čia yra važiavimo režimų pasirinkimai, galima sportinį, įprastas yra komfortiškas, subalansuotas važiavimo režimas, galima ekonomišką ir žinoma, galima važiuoti individualiu režimu. Pasirinkus individualų režimą galima susireguliuoti, kai veikia vairo sistema, kai veikia variklis, kai veikia transmisija, kokiu greičiu perjungia pavaras, o transmisija, kaip jau minėjau, čia yra ZF gamintojo, tikrai labai sklandžiai suderinta, pajudėti išeina tikrai labai švelniai. Na ir jeigu čia būtų reguliuojamo standumo pakaba, žinoma, galima būtų pasirinkti ir tą pačią, kai veikia pakaba, tačiau, na, pats pajudėjimas toks švelnus, kad man visą laiką būtent ZF gamintojo hidraulinė automatinė transmisija ir taip, kaip moka ją suderinti BMW, buvo toks kaip ir pavyzdinis dalykas. Štai, net ir komfortiškų režimų. Štai. Važiuoja automobilis, na. Nėra ko norėti. Čia svarbiausia yra tas geras sukimo momentas. Štai, sklandžiai, na, tikrai pavyzdinis dalykas, kaip reikia suderinti automatinę transmisiją. Štai, SUV automobilis puikiai važiuoja į posūkius, na. Žinoma, galima pasirinkti ir sport važiavimo režimą, bet tikriausiai tokį aš labiau išbandysiu važiuodamas už miesto. Ir štai nesu standartinė pakaba. Štai pervažiuoja per greitį ribojančius kalnelius tikrai pakankamai komfortiškai. Čia visgi 19 colių ratlankiai. Tad štai įsijungsiu galbūt sport važiavimo režimą. Galiu pasirinkti net štai sportinius displejus. Taip, žinoma, tai nėra lengvas automobilis ir visgi, jeigu jums svarbiausia vertybė yra sportiškas važiavimas, tai akivaizdu, kad tada jau verta rinktis 6 cilindrų versiją. Na, ir štai posūkį. Čia žieminės padangos, fantastika. Kaip ir sakoma, BMW baisiai malonu vairuoti. Mieste man tikrai net per aštrus tas važiavimas sportiškas.
Ir kaip minėjau, gali to sporto pritrūkti tik tada, jeigu visą laiką mėgstate spausti akceleratorių iki dugno. Tačiau štai važiuoju per šulinių dangčius. Tikrai puikus balansas tarp, kaip automobilis įvažiuoja gana standžiai į posūkius ir kaip jis įveikia tos kelio neligumus, duobes. Didesnis kalnelis. Puiku. Kiek žinau iš informacijos, žinoma, galima buvo, jeigu buvote tas žmogus, kuris užsisakinėjo šį automobilį naujo, galima buvo užsisakyti standesnę M sportišką pakabą. Tada, žinoma, važiavimas nebus toks komfortiškas, lygiai taip pat kaip galima ieškoti automobilio, kad turėtų tą M sportišką standesnę pakabą. Tačiau, man kaip visapusiškam automobiliui atrodo tikrai puikiai suderinta pakaba, tad kai veikia automatinė transmisija, kai veikia pakaba, kai veikia vairo sistema, nežiūrint, kad, kaip jau minėjau, pats vairo apvadas yra šiek tiek per storas, taip, kad man patiktų 100% idealiai. Visa kita čia yra suderinta tiesiog tobulai. Išvažiavau į greitkelį ne tam, kad bandyčiau dinaminės savybės, nes akivaizdu, kad su šiuo varikliu jis saikingai dinamiškas, sukimo momentas yra tikrai geras, jeigu vilti kokią priekabą, tačiau akivaizdu, kad šis automobilis gali tikrai kur kas daugiau ir, aš pravažiavau tik tai mieste ir supratau, jeigu jau rinkčiausi štai tokį premium klasės BMW X3, tikriausiai žiūrėčiau į 6 cilindrų motorą. Nes tie, kas žino ir kas žiūri mano apžvalgas, žino, kad aš dažniausiai rekomenduoju tokį logiškesnį, saikingesnį pasirinkimą, dažniausiai ne pačius galingiausius motorus, kurie pasižymi subalansuotomis savybėmis tiek galios atžvilgių, tiek ir degalų sąnaudų. Tačiau, pakalbėsime vėliau apie motorų skirtumus. Šis automobilis gali tikrai gerokai daugiau nei šis motoras gali pasiūlyti, todėl nieko keisto, kad 3 kartoje šis automobilis turėjo ir pilnavertę M versiją. Dar kartą pasikartosiu, 510 arklio galių ir įsibėgėjimas greičiau nei per 4 sekundės, net su 6 cilindrų turbodizeliniu 265 arklio galių motoru, jis įsibėgėja iki 100 per 5,8 sekundės ir vis dar pasižymi saikingomis degalų sąnaudomis. Žinoma, galima rinktis ir benzininius motorus, kurių galingiausias 4 cilindrų pasiekdavo 252 arklio galias, o 6 cilindrų motoras, ne M versijos, pasiekdavo net 360 arklio galių, įsibėgėjimas iki 100 per mažiau nei 5 sekundės. Gerai, persijungsiu į štai pavarų dėžę į sport režimą ir įsibėgėsiu, bet kaip jau sakiau, tikrai aš čia didelių stebuklų nesitikiu, man labiau įdomu, koksgi tas važiavimo komfortas už miesto. Štai kaip sportiškai sujungia pavaras. Tai ir 100. Tikrai labai solidus, brandus automobilis. Važiavimas, aš gal grąžinsiu įprastą drive važiavimo režimą, nes nėra man čia reikalo važiuoti tuo režimu aukštais ūkiais. Ir štai, kaip ir mieste, taip ir užmiestyje, štai kelio sujungimus amortizuoja tikrai labai gerai. Važiuojant ir didesniu greičiu, aš važiuosiu į atkarpą, kur galima važiuoti ir greičiau. Ir tikrai ne visais automobiliais važiuoju taip toli už miesto, tačiau šiuo automobiliu tikrai labai malonu važiuoti, pilnai pateisina BMW savo vardą. Aš važiavau ten, kur galima važiuoti greičiau. Žinoma, tai labai priklauso, kokio stiprumo ir iš kur pučia tas vėjas, tačiau važiuojasi tikrai labai komfortiškai, apie pakabą jau sakiau, bet ir pats aerodinaminis triukšmas yra mažas, kaip minėjau, tikrai yra nemažai atlikta dalykų, kad būtų tiek ir
Aerodinaminis efektyvumas, kalbant apie degalų sąnaudas, kaip uždaromos priekinės grotelės, tiek ir pats triukšmingumas automobilio yra tikrai nedidelis, atitinka premium lygį. Tad štai specialiai išvažiavau ten, kur galėčiau važiuoti greičiau, pabandyti, o kaipgi šis automobilis kelionėje. Tad turiu vienareikšmišką atsakymą, tikrai puikiai. Tikrai puikiai, labai solidžiai balansuoja, labai solidžiai amortizuoja kelio nelygumus, net ir su standartinė pakaba. Štai. Važiuojant greitkelio greičiu, gali savo kalbėti nekeliant balso. Čia tuo labiau žieminės padangos, už lango tikrai nemažas vėjas. Na, ir patys stabdžiai tikrai irgi neblogi. Na, jau čia jau nėra man atradimo, kad štai į tokius posūkius su dideliu malonumu važiuoja BMW. Visgi tai yra SUV automobilis. Na. Žinoma, galima jungti sport režimą, tačiau su tikrai nemažu 400 Nm sukimo momentu jam visiškai užtenka ir įprasto režimo. Fantastika. Kalbant apie naudotus automobilius, tai yra viena iš tų mašinų, kuri mane paskutiniu metu tikrai labai maloniai tiek ir nustebino, tiek ir nudžiugino, iš kurios nelabai ir norisi lipti. Galima važiuoti taip nesustojant šimtus ir tūkstančių kilometrų, tuo labiau turbodizelinis motoras yra pakankamai taupus. Na, pasižiūrėsiu, ką čia kompiuteris man rodo. Žinoma, dabar virš 10 litrų degalų sąnaudos, akivaizdu, kad jos buvo atnaujintos, važinėjama trumpais atstumais mieste, tačiau jeigu norite geros dinamikos ir nedidelių degalų sąnaudų, žinoma, pasirinkimas turbodizeliniai motorai. Kaip sakoma, apetitas auga bevalgant. Pasivažinėjau su šita mašina, supratau, kad man velniškai patiko ir net užsimaniau savo nuostabai 6 cilindrų motorą. Žinoma, kur kas racionalesnis pasirinkimas yra 4 cilindrų varikliai ir, kaip jau minėjau, N serijos motorus, kurie nepasižymėjo ypatingai didelių patikimumų, pakeitė B serijos varikliai ir jie, kiek rinkau informacijos, yra gerokai patikimesni negu ankstesnieji motorai, tiek kalbant apie 4 cilindrų, tiek ir apie 6 cilindrų variantus. Ir pavyzdžiui, netgi minima, kad B58, tai yra turbobenzininis motoras, yra vienas patikimiausių BMW variklių, lygiai taip pat kaip ir štai B57 dizelinis motoras 6 cilindrų ir atitinkamai jie yra vieni patikimiausių gamintojo gamoje. Na, o 4 cilindrų tai yra B48 arba B47 atitinkamai turbobenzininis ir turbodizeliniai varikliai taip pat yra patikimesni negu ankstesnieji N serijos motorai, tačiau žinoma, visi varikliai taip pat turi tam tikrų niuansų. Kadangi motorai pasižymi didelę galę, tai pirmiausia, kas yra pažymima, kad trukinėjančios tarpinės tiek vožtuvų, tiek variklio bloko tarpinę, na, į ką reikia atkreipdėmėsi, tai alyvos prasisunkimas ir štai tokie dalykai, kur štai cilindrų galvutės tarpinė, na, gali būti aušinimo skysčio nutekėjimas, visi tie dalykai tikrai nėra kritiniai ir pavyzdžiui B48 4 cilindrų benzininis motoras pakeitęs N20 ankstesnį variklį yra kur kas patikimesnis, nes ankstesnis motoras turėjo grandinės kreipiančiasias plastikinės, kurios sudildavo ir tekdavo grandinę keisti anksčiau laiko. Tiesa, reikia turėti minti, kad motorai turi sumontuotas gale grandinės, tai kai ateina laikas jas keisti, visgi tai yra gana brangus dalykas, tad perkant automobilį reikia atkreipdėmėsi, ar ta pati grandinė nebarška, tai čia toks kaip ir elementarus dalykas, na, o daugiau, kas yra labai dažnai pažymima, tai yra EGR vožtuvas, išmetamųjų atgalinės eigos dujų vožtuvas, kuris taip pat yra, na, sakykime taip, klasikinė BMW lyga, kiek man sakė tiek Bosch Car Service specialistai, tiek iš Longo LT naudoto automobilio aikštelės specialistai, tai yra toks vienas pagrindinių gedimų. Žinoma, kalbant apie 6 cilindrų motorus, tai yra
skirstomoji grandinė ir tiesiog jos, jeigu reikia tvarkyti, tai tas tvarkymas yra brangus malonumas. Na, taip pat, kalbant apie dizelinius variklius, žinoma, DPF filtrai, kaip jau minėjau, EGR vožtuvas, AdBlue sistema, visi tie dalykai su laiku pradeda reikalauti priežiūros ir ta priežiūra nėra pigi. Na ir toliau, štai, randu, kad visgi tie motorai, palyginti su ankstesnės N kartos, yra gerokai labiau patikimi. Ir štai, ką aš čia dar galiu atrasti. Žinoma, turbinų gedimai, nieko keista, nes motorai tikrai galingi ir jie turi turbinas, turbinos taip pat genda, jeigu nepakankamas tepimas, jeigu važinėjama trumpais atstumais, jeigu važinėjama aukštais sūkiais ir tada išjungiamas variklis, turbina nespėja taušti, atvėsti, vėlgi jie trumpina turbinos resursą, tokie yra niuansai. Skirtingos nuomonės iš skirtingų šaltinių. Pavyzdžiui, What-Car žurnalo ir leidinio duomenimis, tai iš vis čia nėra labai daug kažkokių kritinių gedimų ir, elektronika, multimedijos sistemos gedimai, tai yra kaip ir įprastas dalykas. Dar buvo atkreiptas dėmesys, kad vagiamos galinio vaizdo kameros, štai netgi Anglijoje yra tokia pažymima, tai aš nebejoju, kad mūsų šalyje tuo labiau, kad BMW dalių vagystės yra dėja, bet toks gana liūdnas dalykas, kaip ir kitų aukštos klasės automobilių dalių vagystės, tai yra, norėtųsi, kad to nebūtų, bet yra kaip yra. O štai australai prirašė tikrai nemažai ir pavyzdžiui, apie mano minėtus LED žibintus, kad jie rasoja, o kad juos išrinkti ir sutvarkyti, reikia nurinkti visą automobilio priekį, tai yra taip pat, labai nepigus darbas, tad perkant automobilį, atkreipkite dėmesį, ar neprasoja yra tie patys žibintai. Taip pat genda bagažinės atidarimas, genda centrinis užraktas, kartais pats raktas nusprendžia atsirišti, taip sakant, nuo automobilio ir jį reikia vėl iš naujo perprogramuoti, tai vėlgi tokia papildomas laiko gaišimas. Na ir radau vieną tokį gana įdomų dalyką, neskaitant nestabiliai veikiančios iDrive sistemos, tačiau daugiau pasidomėjus, daug tokių kažkokių kritinių nėra atsiliepimų apie štai šį panoraminį stoglangį. Būtent atkreipkite dėmesį, nes esu jau nekartą minėjęs, kalbėdamas apie naudotus automobilius, kad šie panoraminiai stoglangiai ne tik konkrečiai BMW ir kitose modeliuose pasitaiko dėl jų drenažo, vandens nutekėjimo, kartais jeigu užsikiša ta drenažo sistema, vanduo pradeda kauptis į saloną ir maža to, kad čia būtų tik tai sudrėkusios lubos, tačiau štai čia yra pagalbos iškvietimo mygtukas ir čia yra visa automobilio navigacijos sistemos antenos modulis, kuris jeigu patenka drėgmė, genda. Ir tas gedimas yra tikrai labai brangus, tad atkreipkite dėmesį, kad čia būtų sausa, nebūtų jokių, nutekėjimo, pratekėjimo požymių, nes man taip atrodo, kad visgi šis automobilis, visi BMW X3 buvo surenkami Jungtinėse Amerikos valstijose, Spartanburge, tikrai skiriasi kokybė, vieni matyt vienom dienom išeidavo kokybiškesni, kiti ne tokie kokybiški, tad tikrai daug brangios technikos, tad daug ir galimų gedimų, tačiau apskritai kalbant, ypatingai palyginti su ankstesnės F25 kartos X3 BMW, šis G01 BMW yra gerokai patikimesnis automobilis, ypatingai kalbant apie motorus. Tad galiu pasakyti tik tiek, jeigu ieškote premium SUV automobilio, tikrai mano būtų rekomendacija atkreipdėmėsi į BMW X3. Tai yra tikrai nemažas automobilis, turi tikrai didelę bagažinę, pakankamai vietos gale, pasižymi tikrai įspūdingomis važiavimo savybėmis, norite važiuoti efektingiau, galingiau, greičiau, ieškokite variantų su 6 cilindrų motorais, tikriausiai ir aš tokio dairyčiausi, nes tai patiko tiek vairo sistema, tiek kaip suderinta pakaba. Tad nežiūrinti kai kuriuos niuansus, į kai kuriuos trūkumus, man tikrai labai patiko šitas automobilis, kaip jis važiuoja. Ir tie, kas ieško aukštos klasės premium SUV automobilio,
tikrai būtinai turi išbandyti ir trečios kartos BMW X3.